tikrai buvau labai nepatenkintas, kad negalėsiu padėti komandai. Bet komandai kažkiek padėjo, nes vis tiek Ragimas sakė, nieko čia tokio išsilaikyti, sako, bet tai esi svarbiausias. O kas pačiam svarbiau, čempionatas ar egzaminai? Čempionatas gali dar būti, vis tiek yra U20, yra vyrai, labai gerai dirbsi visi. Egzaminą tai gali perlaikyti, bet metus reikės laukti. Aš manau, geriau reikėjo egzaminą, kaip ir padariau ir trenerių. Ar tas išvažiavimas, blaškymas, jis turėjo neigiamas, teigiamas įtakos kažkokios? Aš manau, kad turėjo teigiamas įtakos, nes kiek mes jau mėnesį, gal daugiau esam kartu vien tik dirbam, stovyklos, viskas, niekur neišvažiuojam be krepšinio. Vien tik krepšinis visą, čia vien tik mokslai dalykai. Išvažiavau, po to išlaikiau egzaminą, o grįžtant, aišku, nespėjau varžybas, tai teko Panevėžys įstoti pažiūrėti, vis tiek įdomu, kaip žaidžia komanda. O buvo gaila, kad praleidai ketvirtfinalį vis dėlto? Galvojau, bus gaila, jeigu pralošim, nes nežinosi, tu gali komandai padėti ar ne. Tu gali būti žaidėjas, kur šiandien tau eisi, tu gali išnešti. Bet kai pamačiau pirmą kėlinį, antrą kėlinį, jau pradėjau galvoti, vyrai tikrai nereikalingas aš šiandien. Nes iš tikrųjų gerai susipažinau. Šiandieną buvai reikalingas rungtynių pradžioje, nes berods 3 minutės taškų nepavyko prie Nidrių, tu pralaužei tą ledus ir jau paskui nusekė. Gal gerai tai, kad išmečiau iš visus egzaminus, išmečiau žiūros viską, susikaupiau tik krepšinį, kas buvo prieš tai labai sunku. Nes aš jau žinojau, kad man turbūt reikės perlaikyti man pradžią. Kitaip neįmanoma, jie atsikeltų. Stengiausi, visą laiką stengiausi. Šiandien gal labiau matys aikštelė vis statistika.